Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos, Mama Kiškė, mažyliams ir mažyliams skirtas pasakų rinkinys, kuriame nuostabi pasaka patinkanti ir mano dukrai Cikada ir Skruzdėlė. Kartą gyveno linksmuolė Cikada. Visą vasarą skambindama gitara ir dainuodama ji vaikščiojo miesto gatvėmis bei aikštėmis ir linksmino visus gyventojus. Orai buvo gražus, dienos bėgo greitai ir nerūpestingai, ant širdies muzikantai buvo lengva ir saldu. Bet dainuodama Cikada nė nepastebėjo, kaip orai ėmė vėsti. Nuo medžių pabiro lapai, pradėjo pliaupti lietūs. Atsikvošėjo tik tada, kai jos muzikos niekam nebereikėjo. Nusiminusi Cikada partipeno į savo trobą. Buvo išalkusi ir ėmė dairytis, kogi čia užkrimsti. Pažvelgė į lentynas, pasirausė puodeliuose, tačiau nieko nerado. Visos maisto atsargos buvo pasibaigusios, o piniginė tuščia. Suprato Cikada, kokia didelė bėda bus ją ištikusi. Ir ėmė galvoti, kaip šaltą žiemą išgyvens, kad iš bado nenumirtų. Prisiminė Cikada darbščiąją Skruzdėlę. Toji kiaurą vasarą plušėjo. Rinko žoleles, rinko uogeles, virė uogienę, kepė pyragus, džiovino vaisius. Negi nepadės vargstančiai kaimyniai, pagalvojo Cikada. Nuėjo prie Skruzdėlės trobos, pasibeldė į duris. Sveika, kaimynėlė! Kas atsitiko? Pravėrusi duris ir išvydusi Cikadą, paklausė Skruzdėlė. Esu baisiai užsiėmusi ir neturiu laiko plepėti. Atėjau bėdos ištikta, atsakė Cikada. Namuose neturiu nei grūdo, kuriuo galėčiau numalšinti savo alkį. Nei pinigėlio valgių nusipirkti. Esu išbadėjusi ir nuliūdusi. Ar negalėtum man padėti? Tačiau Skruzdėlės Cikados dejonės nesugraudino. O ką veikiai visą vasarą, paklausė jį Cikados. Skambinau gitarą ir dainavau. Norėjau, kad visiems būtų linksma, atsakė Cikada. Linksmybėms greit ateina galas. Jei kiauras dienas tik groji ir dainuoji, reikėjo paplušėti ir apsirūpinti atsargomis ilgai ir šaltai žiemai. Dabar eik ir dar padainuok. Gal lūpos pasitaisys, tarė Skruzdėlė. Vargšė Cikada, apsipylusi ašaromis, ėmė maldauti. Kad bent šį kartą Skruzdėlė jos pagailėtų, bet toji buvo nepalenkiama. Cikada verkdama patraukė namų pusėn. Žvarbus vėjas gainiojo nukritusius medžių lapus, smarkiai lijo, buvo šalta ir nejauku. Pakeliui jis sutiko tokį pat nusiminusį ir nelaimingą svirpelį, kuris irgi kiaurą vasarą čirpino smuikeliu ir daugiau nieko neveikė. Nusiminę ir suvargę ir alkani jie kartu šliūkino taku ir svarstė, kaipgi išgyvens iki pavasario. Ir žinot ką, vaikai? Išgyveno, nes buvo dviese. Tiek pasakos šį kartą. Su jumis Gyvos pasakos ir Mama Kiškė. Pasekite mūsų kanalą Gyvos pasakos YouTube, prenumeruokite, sekite mūsų socialinėse tinkluose ir būkite kartu. Iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.